Tai labą dieną. Žinau, kad seniai matėmės ir prižadu, pasistengsiu nedaryti tokių pertraukų su savo YouTube kanalu, bet žinot, aš esu užkūrusi Instagramo mašiną, kur turiu dalintis video, galvoti naujas idėjas ir taip toliau. Ir tas YouTube gaunasi toksai kaip nuo šalyje, nors man patinka daryti ilgesnio formato turinį, man patinka su jumis pasikalbėti, man patinka iš jūsų komentarus gauti ir tiek daug įdomių dalykų pastebėti ir pasidalinam. Ir buvo labai malonu ir net kai Instagramą man parašėte, kad labai pasilgot ir laukėt, tai tikrai mane užmotivavot grįžti kuo greičiau ir išlipti iš mano to perfekcionistės kažkokio tai burbulo ir pasakyti savo better than perfect. And not done. Tai ką čia reiškia, kad geriau padaryta negu tobula ir nepadaryta. Tai tiesiog, šiandien per daug nieko nesiplanavau, bet taip gavosi, kad kartu su vyru, jis kitais reikalais atvykom į meno distriktą Los Andžele, tai Arts District in LA. Tai yra viena unikaliausių vietų Los Andžele, kartais net turistai, kai lankosi, neapsilanko čia, todėl kad ji nėra tokia populiari kaip turistinė vieta, tai tiesiog labiau vietiniai čia atvažiuoja. Tai unikali vieta, labai turtinga istorija ir kadangi mane šitą vietą labai intriguoja, esu pasidomėjusi įvairiausiais faktais ir istoriniais įvykiais, kuriais tiesiog noriu su jumis pasidalinti, parodyti, kas čia tokio įdomaus, kodėl šita vieta yra tokia unikali ir jo, tai eisim pasivaikščiosim po miestelį, kaip tik nustoja lyti lietus, nes mes dabar esam gegužiai ir gegužis Los Andžele kartais yra vadinamas May Gloom. Tai labai debesuotas gegužis ir kartais tie debesis atneša ir tokio lengvo lietaus, tai buvo ryte, šiek tiek išsigandau. Bet nieko. Keliaujam, išgersim kartu mačos, čia kaip Los Andželo ritualas jau, parodysiu jums vieną mano mėgstamiausių mačos vietų, tai šitoj miesto pusėje Arts Districte yra labai daug įdomių kavinukių, sakyčiau, čia yra labai hipsteriška vieta, tapusi dabar, šiek tiek vėliau pasidalinsiu, kai važiavam, rodžiau jums, kad pastatai yra tokie lyg gamyklos, lyg fabrikai ir indeed, that's what it is, nes istoriškai, man atrodo, prieš gal 70-uosius, 80-uosius, tai tikrai buvo viena iš tų vietų, kuris statė Amerikos ekonomiką, nes Arts Districtas yra labai arti Los Andželo upės ir traukinių infrastruktūros, bet viskas labai pasikeitė. Ir tai, kas buvo 70-aisiais ir kas buvo 2000-aisiais, net galbūt 2010-aisiais, viskas yra labai pasikeitę. Tai mes dabar esam 2025 metais ir parodysiu ir naują šios vietos pusę, bet kartu būtinai ir pasidalinsiu įvairiais istoriniais faktais, kurie mane pačiai intriguoja. Tai tikiuosi, kad bus įdomu. Ir kartu pasivaikščiosim ir tada keliausim, susitiksim su Algirdu ir mūsų bendru draugu. Ir galbūt dar tokių surprizų turiu paruošusi gale. Tai važiuojam. Tai iš tikrųjų peškom einam. Tai čia yra ta įžymioji skanioji Marų mača. Pažiūrėkit, eilė yra dar tik neįėjus. Keliaujam, kad niekas neužeitų, nes jau matau laukia žmonės. Tai viskas, aš jau su savo mača pasikrausiu geros energijos. Šiaip iš tikrųjų yra žmonių, kurie keičia kavą į mačą. Mačo yra šiek tiek mažiau kofeino negu kavoj. Tai pavyzdžiui, jeigu man reikia energijos, tai aš tikrai geriu juodą kavą. Aš iš viso kavą geriu be pieno, be cukraus. Kaip dažnai žmonės sako, psichopatų gėrimas.
Tai kartais ir nitro dar yra Starbucks'e, pas mus tokia versija nitro, tai ten iš viso galima net gauti tokius drebuliukai būna, kiek energijos gauni. Tai matcha man yra tiesiog desertas. Vat, desertas, ritualas toksai, nors sako, kad čia yra labai daug gerų medžiagų antioksidantų, nes viskas yra pagaminama iš žalios arbatos lapukų. Jie nuskinami, sutrinami ir gaunasi šiek tiek, iš tikrųjų turiu grįžti į savo parkavimo aikštelę, nes neturiu labai daug laiko. Tai, ką mes čia dabar kalbėjom? Apie matcha, žodžiu, kad yra tikrai tų gerų medžiagų ir iš tikrųjų daugiau negu žalioj arbatoj, nes žalia arbata tiesiog ne patį lapuką mes suvartojam, o tiesiog skysti iš to lapuko. Tai, galite šiek tiek daugiau pasidomėti, jeigu negeriate, bet nebloga mada. Aš jau senai esu apie matchą girdėjusi, bet tik prieš kelis metus supratau, kad galima matchą padaryti skanę, nes anksčiau man jinai būdavo tokia dumblėta. Bet žiūrėsim, kaip čia su jie dabar bus, nes kaip ir minėjau, yra pasaulyje matchos trūkumas. Ir todėl, kad tai yra toks kaip ritualinis produktas, jis yra rankomis gaminamas, o dabar, žinot, jaunimas nenori to daryti, į gamyklą tokio proceso irgi neperduosi, todėl, kad sugadins visą tą ritualą. Ir japonai apskritai skundžiasi tą senoji kartą, kad labai sunku rasti žmonės, kurie pakeis juos ir gamins aukštos kokybės matchą. Tai įdomu stebėti, vat, kaip pasaulio tokios mados iš tikrųjų parodo, kad ateityje visi tie mūsų kultūriniai dalykai, tradicijos, gali ir išnykti. Tai, žodžiu, keliaujam, nes jau nekantrauju jums papasakoti, kodėl čia yra tiek daug gatvės meno. Visur, kur tik akis pažvelgia. Atkreipkite dėmesį, parodysiu jums, kaip čia viskas atrodo. Ir David Harvey, žodžiu, gamykla. Ir kai sustosim, šiek tiek daugiau papasakosiu, kodėl čia viskas taip atrodo. Kiekvieno kampo yra štai tokie meniniai, nežinau kaip vadinti, reiškiniai, dirbiniai. Wow. Čia kur važiuoji, ten vis kažką rasi. Čia važiuoju dar vieną vietelę. Ir tikrai tokio žavesio ir gyvybingumo priduoda visam miesteliui. Ir šiandien miestelis, o kaiminystė. Susuksim, nueisim, pasivaikščiosim, parodysiu jums ir šiek tiek papasakosiu daugiau, bet taip norisi visko nespėsiu apeiti, nes kaip matot lyja, bet apsilankyti verta ir paanalizuoti. Šiaip atkreipkite dėmesį į visus pastatus, kokie mes šiam esam industriniam Los Andžele iš tikrųjų. Va čia man irgi yra tekę kelis kartus apsilankyti, tai čia yra motociklininkų susitikimo kavinukė. Visi joje gali dalyvauti. Oi, vyrukas kažkoks čia norėjo kažką gal iš mūsų. Bet va, jeigu būsit Los Andžele, žinokit, irgi unikali vieta ir skaniai pavalgyti galima ir visokiausių tai motociklų pamatyti. Na ką, tai atvykom dabar į tokią, sakyčiau, ikonišką meno
distrikto vietelę, tai vadinasi Container Yard. Ir šiek tiek jums dabar papasakosiu, kuom apskritai šis rajonas yra toks ypatingas. Tai matot, už manęs yra, aš jau važiuodama jums rodžiau, kad čia yra labai daug gamyklų. Ir esmė yra tokia, kad kai 70-aisiais, 80-aisiais pradėjo užsidarinėti visos šitos gamyklos. Čia buvo labai daug ir dabar labai daug vietos, erdvės. Ir kam šita vieta yra ideali? Menininkams, todėl kad čia gali ir miegoti, ir, turiu omeny, gyventi ir dirbti. Ir būtent taip ir buvo, kad menininkai, tokie kaip chuliganai, pradėjo okupuoti tokias vietas laisvas ir ten pradėjo įsikūrinėti. Ir būtent todėl meno distriktas, iš pradžių jis nesivadino meno distriktu, jis tapo toks įžymus ir asocijuojamas su menininkais, būtent todėl, kad jie tiesiog čia pradėjo visi būriuotis, tai tokie kaip chuliganai, sakyčiau. Ir iš tikrųjų jų tas menas, tas visas grafiti ir panašiai, daug kas irgi gali galvoti, kad tai yra kažkoks tai chuliganizmas, nes iš tikrųjų kartais mes esam pripratę prie to negražaus, tai žodžiu, grafiti, bet man atrodo, kad jau kol važiavom, aš jums parodžiau, kad tai yra daugiau negu tiesiog kažkoks užpurškimas ant sienų, prie kurio mes dažnai esam pripratę. Ir štai atvažiavau į Container Yard ir čia yra labai labai daug, kaip ir, nežinau kaip lietuviškai būtų galima pavadinti, tai tiesiog yra menas pieštas ne ant drobės, o ant sienų. Ir visi šitie, menininkai, priseksiu jums kelis, kad žinotumėte, tai kai kol važiavom, rodžiau jums ir Retna, ir Shepard Fairey yra, ir šiaip labai daug įdomių, sustosim prie kai kurių, kurie man yra tokie įdomiausi, labiausiai intriguojantis, bet labai labai svarbus momentas čia, kai šiti gatvės menininkai, ir aš iš tikrųjų anksčiau pati nežinau, nes aš irgi labai kritikuodavau visus tuos grafitininkus. Tai yra jų protestas prieš visuomenę, jų ekspresiją viso pykčio, kurį jie turi. Todėl, kad labai daug šitų menininkų, kai jie piešia, ten yra paslėpta labai daug minčių apie diskriminaciją, apie rasizmą. Labai daug yra iš tikrųjų ir juodaodžių, ir būtent Los Andžele, tai iš Čikano bendruomenės, tai meksikiečių, kurie, kadangi jų nepriimdavo tos tradicinės galerijos, jie tiesiog piešdavo ten, kur turėdavo galimybę. Tai kai važiuojate čia ir jeigu lankysitės Los Andžele, būtinai sustokite ir pabandykite pasižiūrėti, ką tas menininkas bando jums pasakyti. Tai labai noriu jums parodyti Shepard Fairey, todėl kad jis yra iš tikrųjų žinomas dėl tokio Obamos vieno posterio, kurį yra padaręs. Ir jo labai lengva iš tikrųjų yra išanalizuoti, ką jis nori tom pasakyti, bet čia yra labai daug apie ginklus, apie ir seksizmą, ir diskriminaciją, sakau, įvairiausios tai socialinės temos ir apie konsumerizmą, jeigu yra toks lietuviškas žodis. Tai, žodžiu, einam parodysiu iš arti, galėsite gal tokią pasidaryti kaip, nežinau, smegenų treniruotę ir paanalizuoti, kasgi čia yra sakoma mum. Tai šitas man tikrai iš tikrųjų primena tą tokią Čikano bendruomenės tokius motyvus, bent jau iš to tokio rašto, bet ir šiaip turime moterį, kuri meldžiasi, turime angelus. Tai toks, sakyčiau, kadangi aš žinau, kur mes čia esam, tai mes esam tokioj vietoj, kur gamyklos gali būti susijęs su, kaip ir sakiau, su tuo vartotojiškumu. Galbūt tiesiog rodo, kaip mus mato iš dangaus, iš rojaus, visi tie tokie kūdikiai, angeliukai ir kaip išgyvena tokiam mūsų sukurtam moderniam vartotojiškam pasaulyje. Bet žinot, interpretacijų gali būti visokių, bet kiekviena detalė, nes matote, čia yra parašyta saved. Tai ar mes išgelbėti, ar mūsų išgelbės. Žodžiu, įdomu iš tikrųjų paanalizuoti, keliaujam šiek tiek toliau, nes ten yra dar įvairiausių.
Ir šiaip daug tokių yra frazių čia parašytų, you say good morning, suddenly the sun rises and everyone smiles, tokių motyvuojančių. Vieną mačiau čia apie influencerius buvo toks nusiskundimas. Bet ką, vat, ateina influenceriai ir analizuoja jų meną. Tai kodėl blogai? Bet pavyzdžiui, aš žiūriu visas šitas vietas ir aš tik tais galiu įsivaizduoti, kad čia kažkuriuo tais momentu galėjo gyventi tokie menininkai kaip Jean-Michel Basquiat. Aš žinokit, nežinau daug menininkų. Vat ir atkreipkite dėmesį, vat kur yra vat tokie piešiniai, tai labai matosi, kad būna įvairių kultūrų žmonės. Labai retai, kada pamatysi vat baltaodį merginą ar baltaodį vaikiną. Šiek tiek parodysiu, va čia viršui dar yra vienas irgi ir baltaodė yra, ir juodaodė, ir azijietė. Nesakau, šie žmonės, kurie taip išreiškia savo emocijas, savo galbūt patirtį šiame gyvenime, tai dažniausiai, vat, kaip matote, būna labiau tokie self-aware. Ir būtent todėl, būtent tokius motyvus čia matome. Tai, žinot, aš čia vaikštau ir aš negaliu patikėti, kad bet kurioj iš šių gamyklų galėjo gyventi tokie menininkai kaip Jean-Michel Basquiat. Aš, žinokit, nesu žinovė, bet jeigu man taip gyvenime išpuola, kad aš atsirandu kažkokioj tai vietoj, kur yra kažkokia tai įdomi architektūra ar kažkokie tai meniniai darbai, man įdomu pasigilinti daugiau ir sakau, aš, žodžiu, googlinausi ir žiūrėjau, kas čia gyveno, kas buvo tie chuliganai ir iš tokių vardų, kuriuos aš atsiminiau, nes Jean-Michel Basquiat, nors ir mirė labai senai, jis mirė, kai jam buvo 27 metai ir aš dar net nebuvau gimusi, bet aš jį žinau todėl, kad Uniqlo turėjo kolekciją su jo simboliais, tai ten tokia karūna ir taip toliau. Ir tada, kai skaitinėjau, mačiau, kad jis čia irgi labai dažnai atvažiuodavo ir jis buvo toks vienas iš pradininkų šio gatvės meno, nes jis buvo juodaodis, jo irgi nepriimdavo į galerijas tais laikais, bet vėliau jisai po savo mirties labai išgarsėjo. Nors ir tada buvo garsus, Madonos vaikinas buvo ir mados šou vaikščiodavo, bet šiek tiek vėliau išgarsėjo, Jay-Z pradėjo jo maikutės tokias nešioti su galbūt tas pačias iš Uniqlo net. Tai pasidalinsiu, galite pasidomėti, tikrai įdomu, bet kaip ir visi menininkai, ne visi iš tikrųjų, bet dauguma vartoja narkotikus ir gaila perdozavo. Tai jo, bet yra kitų menininkų, kurie dar iki dabar yra gyvi ir sakau, negalima taip galvoti, kad čia yra tiesiog kažkokie chuliganai, kurie piešia. Čia realiai yra žmonės su mintim, žmonės, kurie uždirba iš to pinigus ir verta pažiūrėti, kokią žinutę jie skleidžia. Žmonės, kurie gyvena irgi, atkreipkite dėmesį, kaip mėgsta rengtis. Man kažkodėl ir menininkų stilius, ir menininkų spalvos. Tai pažiūrėkit, tikras art distriktas. Kur pasižiūri, ten grožis. What? Tai mes turime dar vieną vietą, kurią turim apžiūrėti kartu. Šis man kažkom primena Jean-Michel Basquiat figūras, kurias jis piešdavo. Pas jį yra labai daug motyvų susijusių su rasizmu, baltais žmonėm, juodais žmonėm ir panašiai. Čia turime meno galeriją Art Chair LA. Beveik visos galerijos, kurios yra čia, yra nemokamos, tikriausiai gauna valstybinį finansavimą remiantį menininkus, bet labai daug būna galerijų, jos keičiasi labai dažnai, tai kai būsite, tikrai užsukite, gal kažką įdomaus pamatysite. Čia irgi, sakyčiau, primena Chicano meną, bet įdomu, taip gražiai sužaista su spalvom, tos rožės primena man Dia de las Muertos. Tai, žodžiu, keliaujam, bet čia yra viena iš galerijų, kurioje tikrai galite apsilankyti. Bet realiai jūs atkreipkite dėmesį, ta prasme, čia nėra laisvos vietos. Iš tikrųjų, vienas dalykas, kurio nežinau, ar miestelis kontroliuoja. Ar jie susitarė, kur galima, ar kaip. Nes tikrai čia viskas gražiai atrodo.
sakau, ne vandalizmas kažkoks, o taip suderinta ir iš tikrųjų LA daug galima kur pamatyti, bet čia jau yra, ta prasme, čia yra kiekvienas kampas, o ne šiaip koks vienas pastatas per visą rajoną. Šitas labai įdomus, va čia galima pasiskaityti. Don't settle for half the story, take the tour if these walls could talk. Tai sakau, kad čia yra labai daug paslėptų motyvų. Čia tikriausiai Martin Luther King arba policininkas tiesiog. Vat kažkodėl juodaodis policininkas, labai įdomu. If these walls could talk. Wow. Please pay attendant. Ok, čia tikriausiai susijęs to, kad čia parkavimo aikštelė yra. Irgi, vat, kaip ir minėjau, labai daug įvairių rasių, kultūrų žmonėm duoda platformą parodyti, kad pasaulis yra ne tik baltas, bet įvairus. Tai čia vienas kol kas simbolizmas, kurį supratau. Čia vat kažkas tai mušasi per koncertą. Žinot, kas čia gali būti? Iš tikrųjų susijęs su šiuo viešbučiu, prie kurio mes atvykom. Gali būti, kad tai yra policija, kuri bando sustabdyti koncertą. Šiek tiek paaiškinsiu jums, gali būti susijęs su tuo. Tai atsiminkit šitą mintį. Tai už manęs yra įžymusis American Hotel. Ir žinot, kuom jis yra įžymus? Tuom, kad čia gyveno labai daug aktyvistų, menininkų, jis buvo toks kaip bendruomenės centras. Iki dabar dar galima apsistoti, nežinau, ant kiek jis ten yra prabangus, $100 naktis, bet tikrai pritraukdavo labai daug aktyvistų ir imigrantų ir panašiai. Ir net kai kažkurio momentu tai būdavo žinomas kaip juodaodžių viešbutis, todėl kad, nežinau, ar esate matę Elvio Preslio filmą, nežinai, tą patį naujausią. Tai vat būdavo, kad Elvis Preslis važiuoja į tam tikrus viešbučius, pubus, barus, kur vykdavo įvairiausių juodaodžių bendruomenės renginių, tai džiazo vakarai, šokiai ir panašiai. Tai vat šitas viešbutis buvo vienas iš tokių ir matėt, atrodžiau jum tą vieną paveikslą, simbolizmą, kur vat, buvo koncertas ir, žodžiu, ir žmonės mušėsi su policija. Ir būtent va taip vykdavo šitam viešbutį. Čia labai dažnai atvažiuodavo policija ir nesvarbu, ar tu ten su smuiku groji, ar su saksofonu ir tiesiog tramdydavo ir sakydavo, kad negalima ir galiausiai jau pilnai uždraudė ir čia yra sakoma, kad tai buvo todėl, kad tai buvo visi tie tokie rasizmo laikai, tai jau ne vergovės, ne slavery. Iš tikrųjų apie visą šitą Amerikos istoriją aš esu išmokusi iš Amerikos istorijos pamokų, kai jau atvažiavau 11-12 klasę, net ir universitete. Lietuvoje labai mažai apie tai kalbėjom, apie tą visą susiskaldimą, kaip čia viskas atrodė. Įdomus periodas. Pažiūrėkite įvairių filmų, kaip viskas atrodo ir tikrai labai turtinga viešbučio istorija. Tai atvažiavom, apžiūrėjom ir dabar jau laukiu Algirdo ir lėksim kartu papietauti, tikriausiai paliksiu aš ten savo automobilį ir ir parodysiu jums, ką veiksim likusią savo dienos dalį. Šitas irgi labai įdomus, indėnai Amerikos yra vaizduojami ir avinėlis, mano zodiako ženklas. Čia galima atsistoti, grožėtis, domėtis ir nebūtinai net keliauti į restoranus ir mokėti daug pinigų. Tikrai, Los Andželas turtingas viskuom. Žinot, kas ten yra už manęs? Kuo žymus yra šitas vyras? Tai Ed Ruscha, vienas iš ikoniškiausių Los Andželo menininkų. Pasidalinsiu šiek tiek jo darbais. Labai įkvėptas iš tikrųjų yra Los Andželo kultūros, Los Andželo architektūros ir tikrai rodo labai daug tokių
su Hollywoodu susijusio simbolizmo ir apskritai pas jį yra ir tiesiog žodžiai, kurie provokuoja. Tai sakyčiau toks ir modernus, šiuolaikiškas ir intriguojantis. Tai vat Ed Ruscha. Atėjome į meno distrikto centrą. Tai mūsų išsirinktas restoranas šiandien pietums yra tokioj meno galerijoje, į kurią būtinai užeisim, viena mano mėgstamiausių. Ir turiu skubėti, nes jau, žinokit, rezervacija mūsų kaip ir prasidėjusi prieš 15 minučių. Tikiuosi, viskas bus gerai. Tai kol Algirdo nėra, taip atrodo galerijos vidus ir čia yra štai toks Manuela restoranas. Labai daug žmonių savaitgaliais ir atviros virtuvės konceptas. Tikrai tokių įdomių žmonių labai renkasi. Čia viduje dar yra tokia ekstra galerija. Žinokit, šitas daiktas atrodo kaip Paul McCartney menas, nes jis kuria tokius statinius, kurie labai provokuoja. Ir žinokit, prie Louvro vieną kartą Paryžiui buvo pastatyta. Tai einu paklausiu, ar čia jo. Ką aš jums sakiau, taip, ten yra jo. Wow, čia gražiai viskas padaryta. Algirdas man, žinokit, bet kurią sekundę paskambins. Čia matau kažkoks kavos pop-upas, bet restoraniukas dar iš kitos pusės. Ir čia yra ta galerija, kur, žinokite, nemokamai atvažiuoja ir instaliacijas padaro įvairius menininkai. O mes keliaujame į štai tokį parkelį. Tai kadangi čia kol kas parkelį yra labai daug žmonių, dar prisėsiu jums parodyti šiek tiek ir papasakosiu, ką parodysiu. Tai restoranas, į kurį mes keliausim pietų, yra Farm to Table koncepto restoranas, tai reiškia iš fermos tiesiai ant jūsų stalo ir jie turi pasidarę kolaboraciją su Los Andželo miestu. Ir iš ten parkelį yra įrengę tokį kaip daržą ir tvartą netgi sakyčiau ir rodo, žodžiu, savo klientam, kaip auga daržovės, kaip auga vaisiai, kaip auga gėlės, kaip vištos atrodo ir panašiai. Tai toj pasitrauk žmonės, nes nenoriu, kad papultų į kamerą. Ir parodysiu, man labai fainas toks konceptas ir sakau, kiekvieną kartą, kai ateinam patikrinam, kaip tos vištos gyvena. Tai tokie daržai, mini daržai tarp meninių tokių menu padailintų sienų. Ar kaip čia pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai, vis tiek labai daug žmonių, bet kągi jau padarysi. Patys Los Andželo influencerių sostinė yra. Čia neįsivaizduoju, kas. Įdomu. Gaila nerašo, kas čia yra, o aš, žinokit, kaip miestietė iš Kauno nelabai jau gerai ir pažįstu. Ai, rašo, čia. Thyme. Pavyzdžiui, auga. Ką mes čia turim dar? Culinary use only, kad gaminimui tik tai sage. Nematau, kas ten yra. Garlic chives. Tai galima ir pasimokyti, ir pasigrožėti, ir su gamta labiau susilieti. Trūksta kartais kasdienybėje tokių dalykų. Einam dar vištas parodysiu, supažindinsiu. Ką. Los Andželo miestiečiam vaikam, tai puikiai galimybė pamatyti, ką mato lietuviai vaikai. Pavyzdžiui, mes turim kaimą Lietuvoje. Tai tokių vištų ir kiaulių aš esu prisižiūrėjusi ir karvių. Bet pažiūrėkite, kokios jos didelės. Pasižiūrėkite, kokio dydžio. Ir kūdesnių, ir didesnių, bet šiaip gigantiškos. Šitą čia. Sau valgo, pažiūrėkite, kiek čia maisto jom yra primesta. Negalima maitinti. Nesodino, žodžiu, manęs, kol Algirdas dar nepasiparkavo, aš tai
gudriai toliau pasiparkavau, kad galėčiau pasivaikščioti čia, bet šiaip su parkavimu tikrai yra problemų. Tai keliaujam į vieną knygyną, užeisim kartu. Ir va čia yra ta galerija, į kurią galėtumėt užeiti. Šiaip labai daug visko ir šiaip pamatyti, bet į galeriją užsukti kodėlgi ne. Tai va, ir knygynas. Tai iš toj parduotuvėj pamatysite labai daug menininkų knygų. Tai čia ne šiaip savo knygynas. Matote Frida. Ir... O, Algirdai, žiūrėk. Virgil. Knyga. Čia iš tikrųjų labai geros dovanos gali būti, ką? Ant stalo pasidėti. Wow. Aš parodysiu jums vieną savo knygą favoritą. Žiūrėkite, čia Beyoncé's buvo suknelė sukurta Dress and Glove for Beyoncé 2018 metai. Tai va čia labai daug tokių knygų įvairiausių yra. Verta ateiti pavartyti. Visada užsimanau kažką. O žinot, gal aš čia norėjau ateiti? Aš iš tikrųjų norėjau, kad kartu išsirinktume va šitus postcardus, kuriuos jums galėčiau atsiųsti. Tai einam. Aš žinau, kur yra tie ypatingieji. Tai va, kas nežinojo, dabar jau žinot, Jean-Michel Basquiat. Ir poemos yra parašytos. Tai va, galima, kadangi jau nėra jo meno čia Los Andžele gatvėse niekur, bent jau tokiais būdais. Nors, man atrodo, būna galerijų. Kažkoks yra žmogus ir ten skandalas su žmogumi, kuris išsaugojo. Ir kažkas ten, žinau, buvo labai blogai, bet analizės įvairios. Nu, žodžiu, einam toliau. Vaikam. O, vaikam čia. Kiek daug visko. Geras. Tai va, merginos, norėjau jums tokių atsiųsti. Matthew McConaughey, Tomas Kruzas. Ką mes čia turim? Fridos. Wow, tiek daug čia įdomybių. Atsimenu, kaip aš pirmą kartą mačiau, tai labai sužavėjau. Čia tikros Hollywoodo, žodžiu, atvirutės. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, Muhammad Ali laiko čia tikriausiai savo mamą arba sesę. Tai čia ir tikriausiai žmona galvoja? Jo, his mother Odessa. Ir vat, fotografija padaryta Charles Teeny Harris. Yra Magic Johnson iš NBA. Hollywoodas, nufotografuota Herb Ritz. Ką mes čia dar turim? Tai va čia tokios ikoniškos nuotraukos padarytos įžymių fotografų. Čia irgi yra įžymus aktorius, mat kažkaip aš nesu labai geras žmogus su vardais. Tai kažkaip Kenneth Anger. Tai labai jaunas čia jisai dar matosi. Žodžiu, išrinkau, parodysiu, kokių yra. Tai čia iš Paradise Cove mūsų tokio ikoninio paplūdimio. Va čia pasidedam. Parodysiu, žiūrėkit, ką turim. Ok, turim šitą. Tai čia yra Men with Kelp į Paradise Cove, nufotografuota, žodžiu. Turim Tomą Cruzą, irgi kas čia fotografavo. Tai yra Herb Ritz. Tada turime Marilyn Mansoną, pažiūrėkite, fotografuota David LaChapelle, Hollywoode. Tai tokia. Turime Muhammad Ali, laikanti mamą. Turim Charlie Sheen. Nu, žinau, kad jis problematiška asmenybė, bet pažiūrėkite. Ikoniškai. 87 metų. Greg Gormano. Ir tada turime Marilyn Monroe, irgi Los Andžele fotografuota, ką jinai čia valgo. Marilyn valgo burgerį. Marilyn stovi prie, čia Cadillakas ar kaip, net nerašo, bet tarkim. Ir paskutinis yra mano ikona Arnoldas Schwarzeneggeris. Tai dabar komentaruose palikite, kurią labiausiai norėtumėte gauti. Ir vat aš išrinksiu ir pakomentuosiu, tada galėsite man atsiųsti savo adresą į Instagramą. Ir vat gausite tokią atvirutę iš Los Andželo. Tai turiu 9 turiu. Tai lauksiu, žodžiu, jūsų noro. Aš žinokit, kai pradėsiu rinkti 100 000 peržiūras, tai padovanosiu jums ir David LaChapelle tokias fotoknygas. Man tai čia yra kažkas tokio.
Dar nesu pasiruošusi tiek spalvų turėti ant savo stalo. Pas mus ganėtinai natūralu, neutralios spalvos namuose. Bet, žinokit, šita knyga yra kažkas tokio. Kainuoja tik $50. Bet, pažiūrėkit, čia visų pirma Miley Cyrus yra ant viršelio. Bet kiekvienas puslapis yra ikoniškas. Tai va čia turime Kanye Westą. Turime, mačiau, ir Madonna yra, ir Whitney Houston, ir, šiaip stilizacija, David LaChapelle yra tiesiog mūsų laikų ikona. Tikrai labai kiekvienas puslapis intriguojantis. Katy Perry. Tai čia visos yra Hollywoodo žvaigždės. Čia dar va turim. Tikrai va čia yra tikra Los Andželo, sakyčiau, dovana, lauktuvė, skrendantis vyras arklys. Okay. O čia kas? Net pažįstu. Žodžiu, tai yra ko laukti, ar ne? Panašiai Nicki Minaj ir vėl Katy Perry. Žodžiu, pažiūrėkit, suknelės, aksesuarai. Čia vatinai undinėlė yra, tai tikriausiai irgi vartotojiškumo simbolizmas, nes tiek daug plastiko yra. Žodžiu, ikoniškas knygos, o čia irgi dar viena yra. Žodžiu, kol kas laukiu jūsų komentarų, o vėliau you have something to look forward to. Vat ir pasirodė mano vyras, kuris sakė, miegojo pietų ilgai šiandien. Ir ką? Ir vat toks meniu, dalintis, salotos, dabar yra pas mus brunch meniu. Ir pagrindinių patiekalų kainos apie, sakysim, vidurkis 30 ir panašiai. Tai parodysiu, ką išsirinksim. Žinokit, gal radau savo kitam gimtadieniui ar kokiai šventai vietelę. Pasižiūrėkite, kaip fainai čia viskas atrodo. O, ir švieselė dar užsidegė. Patikrinsim, ar skanus maistas, bet vieta tikrai labai jauki gimtadienį. Algirdo burgeris. Tik mums nepasakė, kad čia neįeina garnyras. Tai kažkoks pomidoras labai įdomus. Paragausim, pasakysim. Dar laukiam mano patiekalo. Pažiūrėkite į mano benediktą. Čia kažkoks išpūstas benediktas. Man atrodo, šitas irgi yra iš kiaušinio padarytas. Ir ten viduj turime kumpį. Tuo iškapstysiu. Vat toks kumpis, žodžiu. Ir kiaušinis su benedikto padažu. Ragaujam. Skaniai, žinokit, čia atrodo. Va taip atrodo tas. Man atrodo, čia yra daniškas kiaušinis. Kiaušinienė. Žinokit, čia šitoje erdvėje net tualetai yra unikalūs. Tai jeigu nebus žmonių, gal išeis jums parodyti. Čia irgi yra Paul McCarthy, kaip ir sakiau, tokia nepatoginantis menas. O čia man, to be political, it has to look nice, nes kitaip bus žmonėm neįdomu. Na ką, tai pasikeitė šiek tiek vaizdai. Kaip matote, esu vos ne tai kažkokiam tais kurorte. Tai ką, po pietų, kaip ir minėjau, atvykome pas mūsų draugą, kuris gyvena Meno distrikto viduryje. Ir noriu parodyti jums, kaip žmonės čia gyvena. Jau, žinokit, žmonės nebegyvena kaip pirmieji menininkai užokupavę įvairiausius tai tuščius fabrikus ir gamyklas. Dabar čia žmonės gyvena ganėtinai prabangiai. Bet nenoriu labai užilginti šito video, tai padarysiu antrą dalį, todėl kad
Vienas dalykas, kurio dar nepaminėjau, tai kad meno distriktas yra kontroliuojama zona, vos ne kaip kažkoks tai eksperimentas. Čia yra labai švaru, čia nėra visiškai benamių palapinių, jeigu tik tais kažkas prisistato ir ateina, yra labai daug apsaugos, yra policijos ir viskas yra labai greitai sutvarkoma, panašiai kaip kokiam tai Beverly Hillse. Bet aplinkui situacija yra visai kitokia. Tai galima sakyti, kad šioj miesto daly yra labai daug skirtingų realybių. Yra prabangesnė realybė ir yra skurdesnė realybė. Ir esame iš tikrųjų netoli vienos prasčiausių vietų pasaulyje, bet Los Andžele tai tikrai tai vadinamas Skid Row, tikriausiai apie tai esate girdėję. Tai žodžiu, visą šitą paliekam antrai daliai, tai jeigu jums įdomu, rekomenduoju sugrįžti, susirasti video, pasidalinu šitą video, pasidalinsiu už kelių dienų, galite pasiekti mano Instagrame ir būtinai pranešiu, kai ta dalis bus paruošta. O dabar keliauju, nufilmuosiu antrą dalį ir susitiksime jau. Keliaujam išgerti kavos į vieną tokią hipsterišką vietelę, vat pasižiūrėkite, žmonės apsirengę savo irgi vlogina keliauja. Jo, sakė Algirdas, kad mes čia jau buvę, bet oho, einam? Nu, vat, meno distrikto coffee shopai irgi tokie, sakyčiau, įdomus. Tai Algirdas sako, kad mes čia jau esam buvę, bet man atrodo, kad jis čia yra buvęs be manęs. Nes daug automobilių, gal buvo kažkoks rytinis susitikimas, apie juos irgi esu dariusi labai daug video. Galite pasižiūrėti. O dabar, tai iš tikrųjų labai populiarus konceptas ir Dubajuje buvo labai daug tokių vietų, kur vat, žmonės prisiveža savo automobilių, gali pasigrožėti, bet tuo pačiu metu ir išgerti kavos. Nežinau, čia papuolėm į kažkokį renginį, ką? Ką? Eisim apsižiūrėti. Algirdui prasidėjo alergija, nes draugas buvo su šuniu ir tas šuo šokinėjo ant Algirdo, tai sakė, jis dabar nedalyvauja. Bet vas kaip atrodo automobiliukai. O čia eisiu į vidų ieškotis kavos, nes dar dirba 10 minučių. Tai va tokie menininkai. Aš čia sunkiai praeisiu. Mitrašo kava ten. Čia įdomybių visokių yra, kaip matau. Žodžiu, keliaujame į vidų. Čia tokia kaip ir parduotuvė, fotosesijos vyksta. Tai vis dar menininkai, tik jau kitokie negu buvo 70-aisiais ir 80-aisiais. Bet šiais laikais mes jau ir sportbačių turim, madas. Čia galėtų visokių grafičių pridėti. Kol kas dar nesugadinti. Oi, štai man kaip patinka. Bet Algirdas gyvenime tokių neužsidėtų, bet vat aš, moteriškus, tai patikėkit mane, man kuo įdomiau, tuo geriau. Keliaujam toliau į vidų. Vat, žmonės savo mėgaujasi. Čia gal, žinokit, net ir formulę rodė prieš tai. Ir vat, žmonės nuotraukas darosi. Tik žinau, kad Algirdas dabar su alergija nenorės užsiimti čia tokiais reikalais. Ką, korėjietiški visokie snacksai. Ir viskas, aš eisiu jau gerti kavos. O, ir mano vyras atėjo. Va, kaip man čia atrodo. Irgi gera spalva iš tikrųjų. Bet tik tokia klausiau, kad sakė, nelabai čia mačia gera. Kaip gerai atrodo tos merginos stiliukas. Nu va, čia tikrai yra menas. Man tai gražiai. Gerai atrodo. Dar. Tai va, aš pasiėmiau tokią vietnamietišką kavą su kondensuotu pienu ir kreminiu viršumi. Tai $8 net. Ragaujam. Čia realiai, tai, kad ir va, užsukai išgerti kavos, visada kažkas vyksta. Mes net negalvojam, kad čia kažkas bus kaip bendruomenės, kažkoks renginys. Bet nesistebiu. Normalu čia Los Andžele. Kava įdomi, tokia
su druska, sakyčiau. O mes toliau važiavam, turime kelias parduotuvės dar užsukti. Ir viena iš jų vadinasi Dove Street Marketas. Tai ten, žinokit, unikalių drabužių galime pamatyti iš įvairiausių dizainerių, Bottega Veneta ir tokios nuo podimo, runway kolekcijos būna. Tai visą laiką yra ką naujo pamatyti ir įdomaus. Tai užsuksim ir vėliau dar turim kitą parduotuvę Bottega. Tai parodysim jums šiek tiek, vat, koks stiliukas čia yra populiarus. Vat, ir fotosesijos vyksta, tai žinai, kad esi Los Andžele. Nu va, apie ką aš kalbu. Comme des Garçons kokia kolekcija. Wow. Pažiūrėkite, čia yra visi runway modeliai, irgi Comme des Garçons. Avalynė, viskas, nu žodžiu. Nerealiai graži parduotuvė man šitą. Drabužėliai. Oho, koks sijonas gražus. Wow. Kiek kainuoja, pasižiūrėsiu. Žiūrėk, kad aš neužsidėjau labubų, nenusipirkau, bet yra va tokio dydžio, už mano galvą didesnis. Aišku, čia netikras labubų, bet wow. Žiūrėkit, galima savo nuotraukytės užsidėti. Nu, žodžiu. Nu, toks maždaug stiliukas. Pažiūrėkite, kiek daug pakabukų. Primeskit, čia yra Prancūzijos vėliava o čia yra nuo Lietuvos, geltona, žalia, raudona. Čia realiai, žinokite, yra muziejus, tokie daiktai. Wow. Pažiūrėkite, kokia grožia suknelė. Čia jau Prada bus mano. Jo. Kas čia? Comme des Garçons, aš net nežinau, kad jie tokius gražius daiktus daro iš tikrųjų. Wow.
Viskas, kur tik tais pasisukia kažkokia tai, menas. Ne veltui mes esam meno distrikte. Wow, šitas ko noriu čia. Žinokit, šitos kolekcijos tai yra kažkas tokio. Wow. Simone Roca. O dieve, čia mano mamai kaip patiktų. Wow, detalės. Pažiūrėkite, rankinės kokie bateliai. Kažkas tai tokio. Gražu šitie. Algirdai, pasižiūrėk. Čia mano stilius. Nagai. Mes jau grįžom į automobilį, žinokit, neleido man ten toj parduotuvėj nieko filmuoti, šiaip aš visą laiką žinau, kad dažniausiai turi jau tokias taisyklės, galima fotografuoti, negalima filmuoti. Tikriausiai dėl to, kad nepapultų kiti žmonės. Tai žodžiu, tiek apie meno distriktą, tikiuosi, kad buvo įdomu, susipažinot su nauju Los Andželo rajonu, susipažinote su menininkais įvairiais Los Andželo. Lauksiu labai jūsų komentarų, nesakau, jūsų komentarai yra tokie motyvuojantis, kad net tas savaitės, kai buvau užmigusi, tie komentarai mane privertė, žodžiu, grįžti atgal. Tai jeigu norite sudalyvauti atviruko konkurse, būtinai palikite komentarą, kurį labiausiai norėtumėte gauti. Ir šiaip atsiliepimus, galbūt ką norėtumėte dar labiau pamatyti iš Los Andželo, o dabar mes esam pakeliui į baisiausią Los Andželo rajoną, Skid Row, kuriuo taip pat pasidalinsiu antroje dalyje, tad nepamirškite sugrįžti. Iki.